Labą dieną. Pagaliau po ilgo laiko labai nejaukiai sveikinuosi iš nekur kitur, bet Lenkijos trasos. Šiandien darom su pirmuku S55 pirmus testus. Tikrai labai jaudinuosi, neslėpsiu, labai neramu, bijau, nežinau kaip bus, nesu jautęs tokios galios, nesu jautęs tokios padangos, neįsivaizduoju ko tikėtis. Važiuoklė visa nauja, visa mašina yra nauja. Lekiam testuoti, širdis plaka labai greitai. Noriu jau pralėkti, pagaliau, po ilgo laiko. Esame po pirmų ranų, rankos dar biškį dar dreba, bijojau prieš, dabar jau viskas kaip ir gerėja. Automobilis važiuoja labai nuspėjamai, aišku, važiavom ant 4 barų oro, nežinom tiesiog kiek pradžių reikės, plius čia yra low boostas. Kiek tas low boostas aš nežinau, nes tiesiog atjungiam boosto valdymą ir kiek pučia tiek, turbūt apie kokį barą su biškiu spėčiau, tai turim turbūt tik apie 4-500 tam tarp į ratus spėju. Realiai automobilis, kol kas tai nustebino, tikrai nesitikėjau, kad bus toks responsas, nes realiai gali visiškai pilnai atminti ir realiai nuo bet kokio apsugų net nuo žemų užminė ir jis vėl užsisuka. Tiesa, truputį pasikeis reikalai, kad suksim slėgio, dabar traukiam logus kamutui, jis patvirtina, kad viskas super duper ir ką, varysim laužyt. Žodžiu, lenda naujokiškos klaidos tikrai. Po pirmų ranų buvo 4 barai, dėjom naujas padangas iš karto, blemba, čia per sviestą eina, reikia biškiai pagripinti. Šovėm daugiau nei per pusę orą žemyn, sukibimo kosmosą, gale mortikus į minkščiausią padėtį ir įjungiam high boostą. Aš nesu pasiruošęs dar tokiam gyvuliui, ta prasme, tikrai buvo baisu, buvo labai smagu. Abu 2 kartus nusirašiau per 2 ratukus. Radom visokių nesąmonių, priekį oro 3,5 baro vienoj padangoj, kitoj ten apie 2 labiau. Tai susigaudom, kad veiktų priekis,
reguliuojam tada galą, po biškį gal mažesniais žingsniais, dasivedam gripo, kiek reikia būt. Na ir mokinamės, realiai kosmosas yra kosmosas, biškį baisu, bet žiauriai smagu. Tai mažai žingsniais. Kažkoks kosmosas, absoliuti kosmonautika, aš nesuvokiu, kaip taip gali mašiną veikti, kur atrodo posūkyje, kuriame turėtai važiuoti antrų bėgių, atskrendi trečių bėgių ir atrodo, jau kaip ir gerai, dar gali įgrūsti ketvirtą ir tau greitis vos ten 2 kartus pagreitėja. Visiškai reikia perprasti, kaip važiuoti, absoliutus kosmosas, pastoviai žiūrėjom logus, pastoviai siuntėm Valdui, kaip ir yra mažų niuansų, ką reikia pakeisti, bet didžiąją dalim automobilis tiesiog puikiai veikia. Šiai trasai, manau, truputį per daug kasterio vienoje vietoje, nes tiesiog per staigiai nori atsisukti. Tiesa, ir aš esu biški, nebijokime to žodžio debilas, atskrendu į posūkį, kuriame reikėtų važiuoti turbūt 3 km/h, aš atskrendu kokią bent dvigubai ir stengiuosi backward užsilėtėti. Realiai pirmą kartą važiuodamas su mašina ir mokindamas, kaip jinai veikia ir kaip čia viską reikia daryti. Ko pasiekoja, manau, tie smūgiai per važiuoklę sulaužė stipriako ašelę, tai praradom stiprintuvą, realiai pačių paskutinių dienos ranų, tai kaip ir nieko neprarandam, stipriaką naują turim, viskas gerai. Išsiaiškinom, kad kolonkė realiai, kuri metus ar 2 jau važiavus, jinai kliba ir duoda laisvumo per vairą, tai čia irgi nėra staigmena. Radom visokių niuansų su važiuoklė, susireguliavom ir pradėjom mokintis, kaip važiuoti. Romką pradėjau stebėti ir viską analizuoti, ką daro, kokį parametrų keitimai ir pagaliau turime mašiną su tokia važiuoklė, kuriai kiekvienas pakeitimas yra jaučiamas. Kur seniau su krekždė būdavo, ar su ta pačia mašina, su senais koilais, susuki koilus tiesiog per pusę nuo vidurio į minkščiausią ir toks, galvoji, pasikeitė, kas ne. Čia pakeiti per kokius 6 klikus, panalizuoji ir supranti, kad visiškai mašina piešia kitokią arką, visai kitaip juda taip. Žodžiu, visiška kosmonautika, smegenim, subiniai, kurie jaučia tas G jėgas, viskas nauja. Mokinamės, bandom tobulinti, bandom spręsti mažus likusius niuansus, bet manau, už savaitės esančiame etape varysim jau drūčiai. Tai ką, šiandien tiek, testai liuks, sekančių. Su jumis buvo misteris Subuostė. Pagaliau sveikinamės iš drifto. Smagu grįžti į varžybas. Pirmą kartą po ilgo laiko su naujai surinkto automobilio grįžtam į realiai pačią pavojingiausią Pro lygos trasą. Labai jaudinuosi, labai įdomu, labai laukiu. Pirmi realiai rimti išvažiavimai su šitą mašiną, va dabar pamatysim iš tikro. Kaip jį veikia, kaip jį valdosi, kaip jį dirba, kaista, nekaista, kaip viskas absoliučiai surinkta. Žodžiu, ar nieko nepraleidom. Jaudinuosi, bet labai laukiu tai. Varom bandyt. Pagaliau stovime eilėje, labai neramu, turėjom jau pirmųjų problemų. Principe, kas atsitiko, tai norėjau pasireguliuoti taip, kaip dėžė pajuda iš vietos ir žinau tokį niuansą jau įsiaiškinęs, kad kažkaip neteisingai įkelia ant programą į dėžę, užgesinus ją ir vėl įjungus, gali atsirasti bugas, kad viskas iš jos dingsta. Tai jau realiai sėdu važiuoti į eilę, žiūriu bėgių nebėra, visi neutralūs. Na tai greitai įsijungiau kompą, pažaidžiau, susikėliau backupą, viskas vėl vietoje, aišku, dingo mano parametrai, kuriuos pakoregavau, bet čia mano klaida, nes neįsisaugojau backupo, kai pakoregavau. Tai va, pirmi kartai, pirmas klaidelės, išmoksim, pažinsim ir manau išsigaudysim. Tai va, neramu, vis dar neramu.
Oh, whoops. Po pirmų ranų, pirmas biškį atpalaiduojantis buvo, pirmam realiai bandėm trečius statytis, tada į ketvirtą iškart šokom, supratom, kad reiks važiuoti ketvirtų, nes, nu, ten iš karto ir bėgio engimas tik pasistačius gaunasi. Viena problema, kurią nujaučiau ir kurios bijojau, šita dėžė turi tokį niuansą, kad jeigu tu atskrendi nuo gazo ir tada bandai prašyti bėgo žemyn, jinai jo būna nepasiruošus, tai būna pasiruošus bėgį aukštyn kelt. Tada jai biškį reikia laiko, kad suvirškintų ir kad žemyn numestų tą bėgį ir kad pasiruoštų. Tai šitoj trasoje aš nerandu vietos, kur downshifting, kylant į kalną ir gaunasi, kad aš viršui dar biškį pasispiriu ketvirtų bėgių, mašina velia pajėgia, bet linija, kurią įpieši, yra visiškai netokia, kokios man reikia. Nu ir taip atsitiko. Realiai dėl to, kad eičiau į kiaušinį, aš nuskridau tiesiai į padangas, nes buvau ketvirtam bėgį, nebuvau įgrūdęs trečio. Tai bėdas nujautėm, bandom išmokti, kur grūst bėgį žemyn. Tai va, legiam. Grįšiu, Ditas! Kristėjo, varai! Į pagalbą. Žodžiu, pabiškiai atsišaudom, kur ir kaip jums bėgus, kur downshiftint radau, dabar nauja problema, kur upshiftint atgal į ketvirtą. Tai žodžiu, šiaip linija galvoj visiškai pilnai yra, suprantu, kaip reikia 9 taškų daugmaž padaryti. Va dabar reikia išsiaiškinti, kaip techniką suvaldyti, kad taip jinai suvažiuotų, kaip aš įsivaizduoju. Dar nemogu to padaryti. Mokinamės, bet šiaip tai jaučiuosi labai gerai, jaučiuosi kontroliai. Arka, kur buvo sudėtingiausia vieta, dabar realiai tapo pati lengviausia, dabar yra viršui sumėti bėgius teisingai, va čia mano susikaupimas tai. Dar turime gerą valandą 15 minučių treniruočių, nu tai manau atsišaudysim, aš kažkaip pozityvę, tai trinam padangas, varom toliau. Gal tiesiog atrodo priekį daugiau gripo negu, gale daugiau gripo gal negu, nežinau, balansas kažkoks netoks, nes arba aš kujovai startavau, nes visiškai pamečiau priekį ir negalėjau net turėti šanso jį pasivyti. Gal nesusirinkai pakankamai inercijos ratų, neišsukai kažkas, gal iš to buvo?
Nu gal persukau, gal per didelių kampų tą valą ėmiau, nu kažką blogai žiauriai padariau. Nes slėgis galo nepakito, amortizacija, kietumas nepakito, niekas realiai jokie nustatymai nepakito, kaip ir turėjo, viskas panašiai vairuotis ganėtinai. Jo, bet matai, aš ką padariau, aš daug greičiau startavau iš vietos ir bandžiau su juo važiuoti, nes jis taip blemba išrūko žiauriai greitai iš vietos. Vat, ten važiuojant trasai, tai ten panašus tempas, bet iš vietos tai vaikinas, ta prasme, aš tokio drago dar nemoku. Galbūt norėsi pabandyti iš padangos padidinti gripo išvažiuoklę sumažinti, kad šitą dalyką pakietinti amortizaciją, pamažinti slėgį? Vilemba, nu gal, biškai kitoks tas, kaip sakyti, mechaninis gripas, kaip čia pavadinti. Jo, turėtų truputėlį pasijais teoriškai. Na, bet dabar dar parvažiuok su šitų setupų, manau, nieko labai nekeičiam, žiūrėsim ant sekančio rano. Dabar turbūt vis tiek čia įsagausi važiuosi, kai važiavai ir... Nu, vera, čia pasižiūrim. Ne, aš galvoju, gal visą ir lydą iššaučiau dabar vėl, bet nu pažiūrėsiu. Jeigu labai atsilieku, bandysiu statytis vėl į lydą, aišku, ir pavojus, kad dūmuose pasimesiu, bet gal nepasimesiu. Supratau? Gerai, valio. Bandom kažką bandom, porinių dar. Pirmas ranas nevykęs, iš vietos nepajudėjom, užsikasėm. Moka žmoginės draguot, pro lygoje pasirodo, aš dar kol kas ne. Turėjau 3 ranus ir visi jie buvo tokie, nu, su stipriais minusais. Tai vienas iš jų minusas buvo, pradžiai tiesiog iš starto niekaip nepagavau Andriaus Vasiliausko, tiesiog dar iki bėgėjimosi vietos aš tiesiog pamečiau priekį ir atsilikau per kosmiškai, net į kadrą netilpom. Antrų kartų vėl prieš tą patį Andrių Vasiliauską jau pasistrategavau, jau biškį labiau, buvau netoli, bet žmogus susikabinės mašiną. Ir vėlgi dar ant rago biškį pralošiau, tai atmazai, gavau malkų vėl. Ir tada važiavom prieš net, nežinau ką, turbūt užsienietis driveris. Nu ir problema, kad dar neišmokau Chase'ą pasistatyti. Mačiau, kaip kiti daro, atlėkė ramiai nuo rankinuko, nu aš biškį debils. Aš darau mandžiai dar realiai didesnį nei lydas ir tada, ko pasako, išviečiu į labai didelį kampą. Tada mano linija suprastėja, suvažiuoju prastą ovalą, tada jau kai reikia kilti į kalną, mano prasta vėlgi linija, atsirandu kur nereikia, surenku kosminį kiekį greičio. Ir tada atsiranda krešai. Tai dabar labai gerai liobėm galu į padangas. Vieną padangą parsivežiau čia ir nuplėšiau bešbarą visiškai. Tai va, bandysim kažkaip susivirinti atgal. Nu ir tai va, mašina važiuoja realiai pasakiškai, apart to, kad darau nesąmonės, viskas tikrai va. Realiai nieks net virš kritiškų normų nekaista kol kas. Tikrai nuostabiai dirba, man patinka. Velia puikiai, sukibimų yra, atrodo, sočiai. Būtų galima dar kabinti, nes važiuojam su 2 baro, tai realiai iki 1 baro dar turiu 1-2 baro nuleidimui, oro sukibimui, bet realiai aš tiesiog pats turbūt nesuvaldyčiau, tai pasiliekam ateičiai, kažkada apžiosim, o dabar važiuojam su tiek, kiek, nu bent bandom pajėgti. Tai va.
Labai nesitikėjom, bet kvalifikaciją praėjom. Tikrai tokia iššūkių kupina diena. Buvo visko, buvo krešų, kaip matėt, buvo gerų ranų, buvo prastesnių ranų. Realiai, ką galiu pasakyti, tik vienas dalykas, mašina yra 100% ledas. Dabar reikia man ją dasivyti. Realiai manau, kad nuo plytos iki turbo plytos yra mažesnis skirtumas nei nuo turbo plytos iki S55 su 265 padanga. Realiai valdomumas yra visai kitoks. Su gazu reikia labai atsargiai elgtis ir kiekvieną gazo judesį apgalvot. Tikrai reikia atsakingai, realiai važiuoti reikia tikrai stengtis. Tai klaidų jau čia niekas nebetleidžia. Automobilis dar nėra sukabintas. Važiuojam ant turbūt apie 2.2 baro padangose. Neutralių suvedimų, tai tikrai yra ką aštrinti, amortizatoriai kažkur per vidurį kietumo, tai automobilis sukibimo generuoja daug, bet jisai gali dar daugiau generuoti. Arkliai ne visi, bet kol kas, kaip matot, tikrai nėra taip, kad puikiai sutvarkau su jais, tai dar visų nesukam, bet ką galiu pasakyti. Varom į poirinius, aš džiaugiuosi tik to, kad gausiu dar 2 papildomus ranus, kvalifikavausi 3 vietoje, tai ant linijos visiškai, tai laimingi, kad gavom dar pavažiuoti ir varom rinkti į taimą. Labai pasisekus diena, realiai atvažiuoti į Kuršėnus ant 265 padangos, realiai pirmą kartą be jokių treniruočių realių. Lenkijoje toks vos apšilimų, pavadinkim, tikrai žalos mažai. Ploštas, nukentėjo. Nepraradom kėbulo, nepraradom jokios važiuoklės dalies ir tikrai gan griežtai važiavom. Tikrai, sakyčiau, sėkminga diena. Gavom daug važiavimų, suvažiavom mažai padangų, suvažiavom mažai kuro, tai ko liūdėt, realiai. Žiūrim į ateitį, viskas šviečias labai gerai, varom treniruotis ir kažkada iki podiumų.